Hello ir sveiki atvykę į mūsų naują šeštadienio video. Pagalvojau, kad senai buvo gramatika, tai šį kartą vėl kartu darome pratimus ir padarysime keletą sakinių, panagrinėsime su skaičiuotinais ir neskaičiuotinais daiktavardžiais. Kaip visada, taisyklių ir visos teorijos mes nesiaiškinsime. Jeigu norite, įdėsiu į video aprašymą nuorodą į būtent konkretų video, kur yra tikriausiai ne vieną video grojaraštį, ir ne, playlistą, kur yra visos įvairios taisyklės apie skaičiuotinus, neskaičiuotinus daiktavardžius. Tai jeigu norit pirmą susipažinti su jomis, tai padarysite pauzę, pažiūrėsite tuos video ir tada grįžite čia, kur mes jau galėsime kalbėti apie tam tikrus konkrečius sakinius ir konkrečias situacijas. O prieš tai, kaip visą laiką, minutėlę reklamai ir noriu trumpai papasakoti, ar ne, apie savo Hive kursus. Ir kai mes kalbame apie kursus, ypač jeigu jie vyksta nuotoliniu būdu, ypač jeigu jie vyksta asinchroniniu būdu, tai yra aš siunčiu jums užduotis, jūs užduotis atliekate, bet tai darote tada, kada norite, tada, kada turite laiko. Ar ne? Tai kartais sulaukiu klausimų, o kaip yra su kalbėjimu, nes kalbos mokymas jis yra neatsiejamas nuo kalbėjimo ir niekaip tu neišmoksi, ar ne, jeigu nebus to kalbėjimo, nes kalbėti reikia. Tai be tam tikrų užduočių, kurios yra ir kursuose, taip pat visi kursų dalyviai gali jungtis į kalbėjimo grupę. Kalbėjimo grupė organizuojama kelis kartus per savaitę ir joje visi, kas tik nori, kas tik mokosi kursuose, kas nori prisijungti, prisijungia ir mes kalbamės įvairiomis temomis, kalbamės porose, kalbamės grupėmis, aptarinėjame įvairius paveikslėlius, klausimus, temas ir panašiai. Tai štai, jeigu norite prisijungti prie kursų ir abejojate arba svarstote, ar ten tikrai bus kalbėjimo, tai visos sąlygos tobulinti kalbėjimo įgūdžius su įvairiais žmonėmis, su manim ir su kitais kursų dalyviais yra sudarytos. Jeigu norite prisijungti prie kursų, dabar kadangi kursai jau yra prasidėję, bet jungtis prie jų galima nuo kiekvieno mėnesio pradžios, tai nuoroda į informacija apie kursus bus įkelta, o jeigu norite tiesiog, tai galite man rašyti ir aš įtrauksiu jūsų sąrašą, o kai jau prasidės naujas mėnuo ir bus galima prisijungti, tai atsiųsiu jums priminimą arba žinutę. Taigi, tiek apie kursus, keliaujame kalbėti apie skaičiuotinus ir neskaičiuotinus daiktavardžius. Tai iš esmės pagrindinis dalykas yra toksai, kad visi daiktavardžiai anglų kalboje yra ir skaičiuotiniai arba neskaičiuotiniai. Neskaičiuotiniai, tų, kurių negalima suskaičiuoti, reiškia, reikia pasitelkti jiem kažkokius kitokius matus ar ne, matavimo vienetus, kad juos galėtumėm suskaičiuoti. Ir yra labai nemažai žodžių, kurie įprastai kitose kalbose yra skaičiuotiniai, bet anglų kalboje yra neskaičiuotiniai. Tai dabar pažiūrėsime į keletą sakinių. Ir pirmoji užduotis, ar ne, yra pas mus ta, kad mes turim keletą sakinių, kelis sakinius, 2 sakinius ir mums reikia pažiūrėti, kuris yra taisyklingas. This information is very interesting, ar these informations are very interesting. Ir šiaip ir lietuvių kalboje informacija yra tarsi visada vienaskaita, ne, mes labai retai sakytumėm informacijos kelios, ne, nebent tai būtų kažkokie 2 rinkiniai informacijų. Tai anglų kalboje taip pat informacija yra neskaičiuotinas daiktavardis, todėl mes jį naudojam su žodeliu this, these ir su veiksmažodžiu is, o ne kaip daugiskaita. So this information is very interesting. Let's look at this. Sue gave me some good advice arba Sue gave me a good advice. Šitoj vietoj lietuvių kalboje mes sakome kitaip. Advice yra patarimas ir mes lietuviškai galim turėti ir vieną patarimą, ir daug patarimų, ir 2 patarimus, ir 3, ir 4, ar ne. Tai anglų kalboje advice yra neskaičiuotinas daiktavardis, todėl mes nenaudojame su juo artikelio mes naudojam su juo žodelį some. You gave me some good advice. Kartais pasitaiko tokia situacija, kad, davė mums 2 konkrečius, tarkim, patarimus, ar ne, arba 3 konkrečius patarimus. Tai ką daryti tada? Tokiu atveju mes naudojam žodelį piece of advice. Okay? So she gave me 2 pieces of advice. Tarkim, tarsi 2 gabalėlius patarimo. Taip, pažodžiui būtų.
Žinau, kad keistai skamba, bet taip jau yra. Has all your new furniture arrived? Ar have all your new furnitures arrived? Dar vienas dalykas – baldai. Vėlgi lietuvių kalboje mes turim ir žodį baldas ir turime daugiskaitą baldai. Anglų kalboje žodis baldai yra neskaičiuotinas, todėl tai yra visada furniture. Raidės nereikia, net jeigu mes kalbam apie kelis daiktus ar ne, kelis baldus, tai has all your new furniture arrived. A variantas yra taisyklingas. This is a really hard job. This is a really hard work. Atrodo tokie visiškai vienodi sakiniai ir atrodo, taigi job ir work yra darbas ir darbas kaip ir tas pats. Tai kaipgi čia dabar? Žodis work yra neskaičiuotinas daiktavardis, su juo mes nenaudotumėm artikelio. Todėl antras sakinys yra netaisyklingas šiuo atveju. This is a really hard job. Tai tikrai sunkus darbas ir mes būtent šitokiam sakiniui naudotumėm A variantą su žodeliu job. Can I have a toast, please? And can I have a piece of toast, please? Tai toast, ar ne, neskaičiuotinas, todėl kaip ir su advice mes naudom a piece of toast. Gabalėlis krūdintos duonos. A piece of toast. And the last one here. What a wonderful music ir what wonderful music. Music, vėlgi labai aišku, kad neskaičiuojamės muzikos vienetais kažkokiais. Tai šiuo atveju what wonderful music, kokia nuostabi muzika. Šiaip vėlgi muziką mes galim, jeigu reikia skaičiuoti, tai yra piece of music, tai yra tarsi muzikos kūrinys, muzikos gabalėlis. Ne, ir iš to kartais mes lietuviškai nelabai taisyklingai, ar ne, šnekamoje kalboje sakom gabalas. Ne, šitas gabalas buvo geras. Okay, and this one is the last one. The storm did a lot of damage, and the storm did a lot of damages. Tai damage, žala, nuostolis, tarkim, irgi yra neskaičiuotinas, todėl naudosim pirmą variantą. A lot of damage. Ir prisimenam, kad žodelis a lot of taip pat gali būti naudojamas su neskaičiuotinais, tai nenustebkit, kad ten yra bet tas ten yra dėl žodelio lot. A lot of damage. Good, let's look at the other one. Dabar turėsime sakinius ir sakiniuose kai kur bus neskaičiuotini daiktavardžiai ir ten kai kur reikės sugalvoti, kurgi nereikia raidės. Let's have a look. Pažiūrėkime. We have just ordered a lot of new furniture, for example, 2 leather armchairs. Na ir čia matom, kad prie žodelio furniture galūnė yra nubraukta, nes žodis furniture neskaičiuotinas ir raidės jam nereikia. Apie furniture jau mes kalbėjome. Now let's look at another one. Although my son does a lot of homeworks, he doesn't seem to have made a lot of progresses this year. Nors mano sūnus ir daro daug namų darbų, neatrodo, kad jis labai padarė didelį progresą. Progresai čia daugiskaita. Ir homeworks daugiskaita. Tai iš tiesų va šituose abiejose žodžiuose tos raidės ir nereikia. Kaip ir work, darbas, taip ir homework, taip ir housework, namų ruošos darbai, tai yra neskaičiuotini daiktavardžiai. Ir homework mes visą laiką naudojame be s. Lietuviškai mes sakom namų darbai daugiskaita, o angliškai mes visada sakom homework be s ir elgime su jo kaip su neskaičiuotinu daiktavardžiu. Lygiai taip pat yra su progress. Progress yra tiesiog progresas. Jis yra neskaičiuojamas ir s gale nereikia. My teacher at school always gave me useful advices. When I wanted to go abroad, she gave me a lot of information about the various possibilities. Ok, tai šito vietoj turim du dalykus. Ar ne, visų pirma, tai jau yra advice, apie ką mes truputėlį jau kalbėjom, ar ne, patarimas yra neskaičiuotinas, kaip keistai tai beatrodytų, tai tiesiog useful advice. Ir ten, ko prisakė, daug galbūt prisakė, bet vis tiek bus tik advice. Ir taip pat information. Information yra neskaičiuotinas, raidės nereikia. A lot of information. I have a lot of works at the moment. Vėlgi, kaip ir housework, kaip ir homework. Work yra neskaičiuotinas ir tiesiog raidės šiuo atveju nereikia.
I have a lot of work at the moment. Aš turiu labai daug darbo šiuo metu, ar ne? Lietuviškai, kai mes sakom darbo, tai irgi yra tas toksai labai neapibrėžtas, ar ne, kai neįmanoma suskaičiuoti, kiek tiksliai. Aišku, lietuviškai mes galime ir sakyti darbų, ar ne? Turiu 5 darbus šiandien, susirašius ant lapiuko, reikia tą ir tą padaryti, bet anglų kalboje tai yra neskaičiuotinas, tai tiesiog work. The police haven't made any progresses in the murder case. The public has given them a lot of helps, and they have arrested 2 people, but they still don't have any proofs that they are the murderers. Ok, labai daug visokių dalykų, kur yra raidžių, kur jų nereikia. Murderers, žudikai, tai tas yra žodis, kur tos reikia. O dabar žiūrėkim vėlgi visur kitur. Progresses, vėlgi progresas, neskaičiuojamas, raidės nereikia. Help, pagalba, abstraktus daiktavardis, neskaičiuotinas, irgi nereikalinga, a lot of help tiesiog. They have arrested 2 people. People jau ir taip yra daugiskaita. Vienaskaita yra person, daugiskaita yra people, tai šiuo atveju s raidės nereikia. Ir taip pat įrodymai, proof, yra neskaičiuotinas ir s raidės nereikia. They don't have, still don't have any proof. Tiesiog besa. Okay, now the last exercise, paskutinis pratimas, kur mums reikės parinkti vieną iš 2 variantų ir vieną iš 2 žodžių, kuris yra labiau tinkamas arba taisyklingas, tai iš esmės arba skaičiuotinas arba neskaičiuotinas. Pažiūrėkit. I have such a lot of work arba works at the moment, ir apie work mes jau kalbėjom, ar ne, tai yra neskaičiuotinas, todėl renkamės work. Do you think you will finish it before your holiday? Ir kadangi work yra neskaičiuotinas, tai mes su jais, su tais neskaičiuotinais daiktavardžiais elgiamės kaip su, iš esmės kaip su vienaskaita, ar ne? Mes naudojam žodelį is, mes renkamės this arba it įvardį ir panašiai. Tai šiuo atveju taip pat ne them, ne daugiskaitos įvardis, bet it. Your hair look arba looks nice. Thanks, I had it arba them cut yesterday. Kaip keistai, vėlgi keistai bebūtų, tai anglų kalboje plaukai yra tas neskaičiuotinas daiktavardis ir todėl kaip ir vienaskaita, ar ne, tarsi būtų, tai your hair looks nice, ne, looks nice, reikalinga nes it, ir I had it cut yesterday, ne, aš juos nusikirpau vakar ir plaukai yra it. Okay, toliau. I have a lot of homework or homeworks today. Me too, I have to write about Charles Dickens. I hope I can find some information arba informations on the internet. Ne? Ir čia vėlgi mes turim tą patį dalyką. Mes turim homework, neskaičiuotinas, information, neskaičiuotinas. Todėl renkamės abu variantus be raidės S. Okay, next one. The last one, paskutinis. Would you like another bread arba another piece of bread? No thanks, let's finish breakfast and go out. It's such a lovely weather or such lovely weather. Okay, pirma apie bread, tai įprastai visi maisto, dauguma maisto dalykų, ar ne? Bread, butter, milk, cheese, meat ir taip toliau, jie praktiškai visada būna neskaičiuotini. Ir lygiai taip pat yra su duona. Mes, nors, pavyzdžiui, lietuviškai mes galim pasakyti, parnešk 2 duonas ar 1 duoną arba batoną. Bet angliškai tai yra duona abstraktu ir jeigu mes norime sukonkretinti, mes galim sakyti kepalas duonos ar ne, arba riekelė duonos, arba ten kažkokiais gramais mes sverią matuojam. O jeigu sakome tiesiog bread, tai yra neskaičiuotinas daiktavardis, tai šiuo atveju another piece of bread, ar ne, dar duonos gabalėlį. Lygiai taip pat yra su žodeliu weather, oras yra neskaičiuotinas, ne oras, oro sąlygos, ne tas oras, kurį kvėpuojam, bet tas irgi iš tikrųjų yra neskaičiuotinas. Tai weather, such lovely weather. Tikelio nereikia, nes tai yra neskaičiuotinas daiktavardis. Taigi tiek prisiminėm, tikiuosi labai, kad įstrigo galvoje information, advice ir work, ir dabar, nes jų daugiausiai buvo ar ne tų žodžių, tai nesusipainiosit ir prisiminsit.
Jeigu esat nauji šiame kanale, tai kviečiu prenumeruoti, spausti subscribe mygtuką. Jeigu lankotės nuolatos ir žiūrite mano video, labai esu jums už tai dėkinga. Būsiu taip pat dėkinga, jeigu paspausite, kad jums patinka video. O jeigu norite informacijos daugiau apie kursus, tai ieškokite aprašyme. Thank you for watching and see you next time. Bye bye.